mes filmavom Reelsus, čia nebuvo nei variklio, nieko nebuvo, žmonės sakė, blėt, lavoną nusipirkai. Heiteriai vis laik heitina, čia yra normalu, paprašiau yra nieko nedaryti ir kritikuoti. Namaste, kintai, nu kągi, Mustangas yra beveik sutvarkytas ir reikia tik paskutinius štrichus uždėti, sutvarkyti kėbulą, apsaugoti kėbulą, pakeisti padangas ir galėsim važiuoti į tas drive. Pirmą, ką mums reikėjo padaryti, tai sutvarkęs automobilį, nudažius, nuvežėm jį į detailingą. Detailingas refinish.lt, žygis iš Vilniaus prie Vilniaus vakarinio aplinkelio, nors Space patalpose. Žygis iš Refinish labai nuostabiai sutvarkė automobilį. Jis kaip Monalizos paveikslį kiekvieną štrichą uždėjo automobilį ir automobilis atrodo daug geriau negu naujas Mustangas iš salono. Čia galima daug kalbėti, bet reikia pasižiūrėti. Pasižiūrime, kaip automobilis užbaigtas ir kaip atrodo uždėjus visus paskutinius štrichus. Važiuojame. Nu ką, namaste, kintai, finišo tiesioja. Automobilis jau beveik pabaigtas, laukia pavasaris ir mes automobilį atvarėme į Refinish auto detailingą, kur automobilį pilnai nudetailino žmogus, čiuvas, vardu Žygis. 60 valandų sugaišo, kad padaryti automobilį vėl aфиgeną, vėl tokį kaip iš salono, galbūt net geriau to įsitikinsim. Žygi, kaip visas procesas užtruko, ar nenusibodo? Nusibodo truputį, bet rezultatą tikrai būsi patenkintas, kaip ir minėjai, užtruko 60 valandų, tai su salono valymu buvo atliktas itin krapštus poliravimas. Automobilis dar nėra padengtas keramika, nes važiuosit klijuoti apsauginę plėvelę, taigi variklio paviršius buvo išblizgintas. Tai ką, manau, laikas apžiūrėti automobilį ir galėsit spręsti patys. Einam pasižiūrėti, koks rezultatukas, nekantrauja. Oba, ledinė mašina. Atvarėme lavoną iš Amerikos, atrodė, kad variklio nėra beviltiška, bet Žygio rankomis Refinish auto detailingas padarė stebuklą. Automobilis vėl prikeltas antram gyvenimui, tiksliau jis atrodo geriau negu buvo naujas iš salono. Aš esu tom įsitikinęs. 60 valandų niekas nepoliruoja šiais laikais automobilio, ypač gamyklose. Tai va, automobilis blizga, tos lempos labai gražiai atskleidžia visas detalės. Galas, ledas, tiesiog ledas, pažiūrėk, kaip gražiai, kaip silkė. Laukinis Mustangas, laukinis arklys. Viduje salone. Anksčiau kas buvo? Bandelės, kazino čipsai. Tai neaišku, gal ten buvo vežiojamas prostitutės žudyti į mišką. Dabar automobilis išvalytas. Kvepia skaniai, kvepia naujų šviežumų. Automobilį gali vežioti savo žmoną, gali vaikus į mokyklą vežioti, negėda. Kaifas. Variklio skyrius buvo visas išvalytas. Tai įsitikinsim, kaip tai buvo padaryta. Reikia atidaryti kapotą. Va čia vienintelį piršto spaudai, kur dabar yra, tai nuo manęs. Zaibysne. Nu ką, automobilis išvalytas, variklis, viskas išvalytas, sutvarkyta. Jūs matėt tik tokį, mes filmavom Reelsus, čia nebuvo nei variklio, nieko nebuvo, žmonės sakė, blėt, lavoną nusipirkai, nahui. Heiteriai vis laik heitina, čia yra normalu, paprašiau yra nieko nedaryti, nahui, ir kritikuoti. Rezultatas va, lietuvio rankos ir Refinish auto detailingo galutinis rezultatas padarė, kad automobilis prikeltas antram gyvenimą. Aš įsivaizduoju, savininkas Amerikai pamatytų šitą tačką, norėtų atspirkti, bet ne, nefiga, negausit jos atgal. Nu ką, 5 litrų varikliukas, nekantrauja, kada bus ištestuotas. Bet mašina tokia nauja, net kažkaip gaila į lauką išvažiuoti. Į muziejų iškart gali beje palikti. Ačiū tau labai, Žygi, už nuostabų darbą. O jūs, jeigu norėsit, apsilankykite Refinish auto detailing, paskambinkit, susitvarkykit savo mylimą automobilį, galbūt turite senelio mašiną mėgstamą senovinę, kurią norite atgaivinti, kad vėl būtų kaip nauja. Galbūt turit savo mėgstamą super automobilį. Atvarykit, žmogus labai pedantiškai, labai kruopščiai visas detalės žiūri ir neskuba. Jeigu jūs suprantat, kas yra kokybė, Refinish yra jum. Refinish auto detailing, būtinai apsilankykit. Ačiū Žygiui, o mes varome.
Mūsų laidą remia Hado. Mes į Mustangą pylėme visą Hado produkciją. Variklis yra beveik naujas, tai pylėme produktus skirtus naujam varikliui. Taipogi jūs galite savo automobilių pasirūpinti, pildami Hado tepalus. Hado turi begalę daug produktų jūsų varikliams, jūsų purkštukams, jūsų transmisijai, netgi turi produktų DPF filtram, turi produktų purkštukų valymui, turi atominių metalo kondicionierius. Pats asmeniškai naudoju Hado produkciją, man labai patinka padangų juodintojas, plastikų juodintojas, kokpito valiklis, automobilis atjaunėja iš karto, galima maloniai naudotis automobiliu. Tu prasme, Hado daro labai kokybiškus produktus ir jeigu jūs konkrečiai nežinote, kokio norite Hado produktų, jūs galite kreiptis į hado.lt, jie jūs pakonsultuos, ar jums produkto reikia, ar jums to produkto nereikia, o jeigu jūsų automobilių dalių parduotuvė prekiauja Hado produkciją, taipogi jūs gali pakonsultuoti. Naudokite Hado, važiuokite smagiai, važiuokite ilgai ir mėgaukitės gyvenimo. hado.lt. Sekantis etapas po nuostabaus detailingo iš refinish.lt ir nuostabaus žygio darbo reikėjo apklijuoti automobilį PPF plėvelę. Tiksliau reikėjo apklijuoti visą priekį PPF plėvelę, nes automobilis pastoviai važiuojant dideliais greičiais gauna daug akmenukų, daug dulkių, vabzdžiai ir galima po 10 000 km priekinę automobilio dalį tiesiog visiškai sugadinti ir jis jau nebeatrodys taip šviežiai. Ir PPF plėvelė padeda apsaugoti nuo šitų išorės poveikių ir mes nuvažiavome į Speed Styling pas Rytį Kaune ir padengė Mustango priekį PPF plėvelę. Žiūrime rezultatą, mėgaujamės. Paskutinis štrichas, viskas sutvarkios, yra ratų dažymas. Zdarova, Kentai, montažistas čia. Karoče Igoris pamiršo paminėti, jog buvo atliktas Mustangui antikorozinis. Antikorozinis buvo atliktas Kaune, antikorozinės dangos centre. Jų kontaktus galėsite rasti aprašyme. O toliau trumpas proceso montažas ir komentaras iš centro atstovo Žymanto Griauslio. Tai va, į antikorozinės dangas atvyko automobilis Ford Mustang 22 metų. Automobilis jau yra paruoštas antikoroziniam padengimui, kaip matot. Yra viskas apklijuota, kas neturi būti padengta. Tai yra stabdžių žarnelės, elektros jungtis, aliuminės šakės ir panašiai. Būtent šitas modelis pasižymė labai aštriais briaunų kirpimais ir ne visos kirptos virintos dalis yra užhermetintos hermetikų. Tai tas yra labai aktualu padengti automobilį, jį gerai impregnuoti, kadangi drėgmė laikosi sujungimuose, prasideda korozija. Tas visas apklijavimas automobilio, kad automobilis yra visiškai pilnai apklijuotas tiek automobilio viršus, tiek elektros jungtis, stabdžių žarnelės, išmetimo sistema, pavarų dėžė bei variklis. Niekas nebus padengiama, kas neturi būti padengta ir išlaikysim maksimalę estetiką. Automobilį dengsim dvisluoksnę bituminę dangą, pirmą pildysim vidinės ertmes, visus virinimo sujungimus impregnuosim dinitrolamel medžiaga ir dengsim bituminiu sluoksniu, bituminė danga Dinitrol 4941.
ir padangos. Padangos uždėtos iš Continentalio, naujos, šviežios, geros vasarinės padangos, nes teko važiuoti su žeminiam padangom. Mustangui jas visiškai netinka, jos gal tinka žiemos sąlygom, bet automobilis labai minkštas, nėra to pojūčio gero, kurį turėtų teikti Mustangas. Tai Continentalio padangos, naujos, šviežios. Iš karto automobilis atgijo, tapo tikslesnis, tapo preciziškesnis ir su jie yra maloniau važiuoti. Ir viską tai padarius, galima sakyti, jau ir pabaiga. Atrodo, tiek laiko praėjo ir staiga viskas pasibaigė. Ir liko paskutinis štrichas. Tas drivas jau yra nufilmuotas ir jį pamatysite labai greit. Mes išleisime į eterį, refreshinkit YouTube kanalą, subscribinkit, spauskite like, dalinkite su draugais ir susitiksime jau greitų metų. Ilsėkitės, važinėkite saugiai ir mėgaukitės gyvenimu. Čia buvo Igor Šuškis.